Gausus būrys pasitinka žemaitukais 1000 kilometrų įveikusius lietuvius. Per 19 dienų Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje žygeiviai aplankė apie 20 istorinių vietovių Senajame Jogailaičių kelyje, prisimindami legendinį Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės kelią. Prieš 460 metų didysis kunigaikštis iš Krokuvos į Vilnių lydėjo mylimosios palaikus, mat ji prieš mirtį išreiškė norą būti palaidota gimtojoje žemėje. Istorija, kuris siejo Lietuvą su Lenkija ir Baltarusijos šimtmečius, iš tikrųjų niekur neišnyko. Kultūra, bendras supratimas, panaši kalba, mes visur buvom sutikti išties kaip namuose. Kaip buvote sutikti Krokuvoje? Super. Labai gerai, nesitikėjau, iš tikrųjų daug žmonių susirinko ir va čia šoka ir ekskursija mums po rūmus rodo ir visi mojuoja, džiaugiasi, tikrai labai gražiai sutikti. Labai. Ar dar jautumė tokį žygį? Nors ir šiandien kartočiau antrą kartą viską. Meilės žygių valdovų keliu, pasak organizatorių, siekta atgaivinti bendrą lietuvių, lenkų ir baltarusių istoriją. Nors politiniai santykiai įtempti, kaimyninių valstybių žmonės žygeivius visur sutiko išskėstomis rankomis. Žygeiviai turėjo ir dar vieną tikslą. Šuo Alšis, prisijungęs prie raitelių praėjusių metų kelionėje, meilės kelyje turėjo sutikti gyvenimo meilę. Deja, kaip juokavo raiteliai, šio tikslo nepavyko įgyvendinti. Reporteris Karolis Vaitkevičius.